Sveiki! Šiandien kalbėsime apie ryšį su žeme, vaikščiojimą basomis ir kaip sustiprinti šį ryšį su žemės energija. Ko gero, vienas iš būdų, kaip mes labiausiai jaučiame žemę, tai vaikščiodami basomis. Žemė turi nežymų neigiamą elektrinį krūvį ir kai vaikštome basomis, šis neigiamas krūvis yra perduodamas kūnui. Ir tiesioginis kontaktas su žeme per basas pėdas padeda atkurti ir stabilizuoti bioelektrinius procesus, kurie valdo mūsų fiziologiją, vidaus organų veiklą. Šis neigiamų elektronų srautas gali veikti kaip antioksidantai, neutralizuojantis kenksmingus laisvuosius radikalus. Taip pat įsižeminimas per vaikščiojimą basomis turi daugybę emocinių, fizinių, psichologinių privalumų, tokių kaip streso mažinimas, skausmo malšinimas, kraujotakos gerinimas, laikysenos ir pusiausvyros stiprinimas, imuninės sistemos stiprinimas, miego, nuotaikos gerinimas. Tiesiog reikėtų atskiro įrašo vien tam, kad būtų galima išvardinti visus vaikščiojimo basomis privalumus, o gal net ir nepavyktų visų išvardinti. Tačiau šiandien kalbame apie dvasinį ir energetinį basų pėdų poveikį, vaikščiojimo basomis ant žemės poveikį. Tai dabar noriu pakalbėti, kokie yra pirmieji signalai, kad žmogui reikėtų stiprinti ryšį su žemės energija, kad reikėtų įsižeminti. Jei jaučiate atsijungę nuo savęs, nuo kitų žmonių, žemės, jei patiriate stiprias emocijas, nerimą ar sunku susikaupti, jeigu jaučiatės išsiblaškę, trūksta stabilumo, emocijos jei labai svyruoja, trūksta energijos, galbūt negalite atsipalaiduoti ar nusiraminti, sunku susikaupti, sutelkti dėmesį, tai jeigu jaučiate bent vieną iš šių simptomų ar daugiau, tai jums tikrai reikėtų įsižeminti. Ir taip pat įsižeminimas yra svarbus pabuvimo įtemptoje ar chaotiškoje aplinkoje, jei jaučiatės pervargę ar per daug apkrauti. Taip pat įsižeminimas padeda integruoti energiją ir įžvalgas gautas per dvasinės praktikas, todėl labai yra svarbu nepamiršti įsižeminimo po meditacijos, po dvasinių praktikų. Jei apibendrinant, tai jei jaučiatės nuolat paskendę mintyse, prote, galvoje, tai įsižeminimas jums būtų labai naudingas, tiesiog jis padeda nurimti. Yra tiesą pasakius daugybė praktikų įsižeminimui, tai nėra vien tik vaikščiojimas basomis ant žemės, bet vaikščiojimas basomis yra ko gero pats paprasčiausias, greičiausias ir vienas efektyviausių būdų atkurti tą ryšį su žemės energija. Dabar labai išpopuliarėjo batai, kurie, juos vadina angliškai barefoot batai, kurie, ten realiai kiekvienas pirštas yra atskiras ir taip, jie atrodo tokie kaip kojinės, vos ne labai tokie plonų padeliu. Ir jos reklamuoja kaip labai sveikus stuburui, laikysenai, žmogaus sveikatai ir kad pojūtis yra toks, tarsi vaikščiotumėte base. Ir nors vaikščiojimas tokiais batais iš ties yra daug sveikesnis negu kad paprastais batais, bet kalbant apie dvasinę įsižeminimo naudą, su tokiais batais jūs tų naudų negausite, nes kad ir koks plonas padas bebūtų, tai vis tiek yra barjeras tarp jūsų ir žemės, tai vis tiek yra guma. Tik noriu pasakyti, kad jokių būdų nesakau, kad šie batai yra blogi, nes aš ir pati turiu porą ir labai jos mėgstu, bet kalbant apie dvasinius dalykus, vaikščiojimas žeme, norint gauti dvasinės, emocinės, psichologinės naudas,
turi būti basomis kojomis. Dabar šiek tiek pakalbėkime apie saugumą einant basomis. Tai žinoma, geriausia vaikščioti basomis kažkur, kur, jūs žinote, kad nėra daug šiukšlių, nėra kažkokių tai stiklų ar kažko, su kuo galėtumėte įsidurti. Bet, ne visą laiką tai būna įmanoma ir, net ir toje vietoje, kurią pažįstate, gali būti kažkokių tai daiktų ant žemės, kurie gali kažkiek tai sužaloti. Jei jūs nuolat galvosite apie tai, kaip čia man dabar neįsidurti, čia reikia žiūrėti, kad stiklų nebūtų, kad dar kažko nebūtų, jeigu jūs nuolat apie tai galvosite, jums, įsižeminimas jis nebus labai produktyvus, nes jūs būsite įsitempę tiesiog galvodami, kur čia dėti tą koją ir, nepilnai įsijausite į šią praktiką. Esu ir iš savo patirties, bet taip pat ir iš teorijos žinau, kad, jeigu tiesiog vaikščiojate basomis ir nežiūrite, ant ko lipate, tiesiog, pavyzdžiui, kalbate su kažkuo arba žvalgotės, gali būti, pavyzdžiui, karštas smėlis arba karštas akmuo. Jūs nejausite tokio diskomforto, kokį jaustumėte, jeigu jūs žiūrėtumėte tiesiai į pėdą. Tie kažkokie tai nemalonūs pojūčiai, diskomfortas, ypatingai pradedantiems vaikščioti basomis žmonėms, kurie dažnai nevaikščioja basomis, pėdos gali būti pakankamai jautrios. Ir kai jūs visą laiką žiūrite į tas pėdas, visą laiką galvojate, kur čia statote tą pėdą, tie pojūčiai dar stipresni būna. Tai dabar kągi daryti, norint saugiai vaikščioti? Tai mano patarimas, kurį, kažkada išgirdau, jau neatsimenu iš ko, buvo žiūrėti, kažkur 3-4 metrus į priekį, kur einate. Tai tiesiog taip tokiu lengvu žvilgsniu šiek tiek praskanuoti, kad, ten nebūtų kokių aštrių šakų, ar tai stiklo, ar kokios vinies, nežinau, kad ir kas tai bebūtų. Tiesiog tokiu pažiūrėti į priekį, kad nebūtų, bet nežiūrėti tiesiai savo po kojomis. Į ką reikėtų susikoncentruoti, tai į jausminį, dvasinį, emocinį pojūtį. Tai kai einate kažkokiu tai paviršių, o tų paviršių gali būti įvairiausių, tai gali būti akmuo, tai gali būti smėlis, tai gali būti kriauklelės, tai gali būti medžio kažkoks tai paviršius. Stenkite susikoncentruoti į tai, koks jausmas iš emocinės pusės, iš dvasinės pusės. Jeigu galite, jeigu pasitikite tuo paviršiumi, kuriuo einate, užsimerkite, atsipalaiduokite. Stenkitės galvoti ne iš baimės, oi, kur aš čia lipu, oi, gal čia, įdomu, ar čia kartais neįsibrėžiau su tuo akmeniu. Labai svarbu, kad, nebūtų to analizavimo iš kažkokios tai baimės, iš proto. Labiau stenkitės susikoncentruoti paviršių, ar jis jums malonus, ar nemalonus, ar šiurkštus, galbūt švelnus, ką jis jums primena, galbūt kutena, ar jisai sausas, ar šlapias, kokius kitus emocinius, fizinius, dvasinius pojūčius jums tas paviršius suteikia. Eidami stenkitės pajausti žemės energiją, įsijausti į tą žemės didybę, ant kurios jūs vaikštote. Taip pat padarysiu šio epizodo antrą dalį. Tai bus meditacija būtent tam ryšio su žeme kūrimui, atstatymui, įsižeminimui. Tai tiem, kas nori giliau į tai pasinerti, laukite antros dalies. Tik dar noriu pasakyti, kad ko gero bus žmonių, kurie galbūt
neturi galimybės išeiti ten į mišką, pasivaikščioti basomis. Galbūt, jūs klausysite šio įrašo žiemą, kur ten, nežinau, viskas apledėja ir tikrai nenorite vaikščioti tokiu paviršiumi. Galbūt gyvenate mieste ir, nėra nieko aplinkui, kur galėtumėte basomis pasivaikščioti. Tai tokiu atveju rekomenduoju surasti tą žemės elementą namuose. Tai galbūt, parsivežti iš kažkur tai žemės ir darant įsižeminimo praktiką, meditaciją, pasiberti to žemės, kad galėtumėte atsisėsti ant kėdės ir pastatyti savo kojas ant žemės. Galite taip pat su smėliu tą patį padaryti. Galbūt bus galimybė kažkur prisirinkti akmenukų ar tai kriauklelių, paskleisti jas ant žemės ir uždėti savo pėdas ant akmenukų ar kriauklelių, darant tą meditaciją. Gali būti pagaliukai kažkokie tai ar kitos natūralios medžiagos. Ir pabaigai dar noriu pakalbėti apie čakras ir kaip pėdos yra susijusios su čakromis. Tai pėdos yra labiausiai susijusios su 2 centrais. Tai yra šaknies čakra, kuri taip pat yra vadinama pirma čakra, ir taip pat žemės žvaigždės čakra. Tai populiariojoje literatūroje, straipsniuose plačiausiai yra žinomos 7 čakros, bet iš tikrųjų žmogus tų čakrų turi žymiai daugiau, ne tik 7. Ir žemės žvaigždės čakra yra po pėdomis. Tai ji labiausiai yra susijusi su pėdomis, bet iš tų pagrindinių 7 čakrų taip pat pėdos turi labai stiprų ryšį su šaknies čakra, su pirma čakra. Bet čakros, kaip ir organai, žmoguje nėra izoliuoti. Tai jei viena čakra yra disbalanse, tai kenčia ir kitos. Tai galima sakyti, kad pėdos tam tikrą prasme su viskuo gali būti susijusios. Dalis žmonių yra linkę taip pat manyti, kad čia nebūtina skirti tiek daug dėmesio tom žemoms apatinėms čakroms, nes jos labiau susijusios su žemiškumu, su materialumu. Reikia koncentruotis tik į viršutinės čakras, kas yra viskas apie dvasingumą, apie visatą. Ir taip, aukštesnės čakros taip pat yra labai svarbios, bet tam, kad būtume sveiki visapusiškai, dvasiškai, emociškai, fiziškai, visos čakros iš tikrųjų yra svarbios. Ir jei koncentruosimės tik į viršutinės, bet apatinėms trūks energijos, trūks balanso, tai bus labai sunku progresuoti gyvenime, nesvarbu, kokie mes ten dvasingi besijaustumėme. Labai yra svarbu ir nepamiršti tų apatinių čakrų, būtent žemės žvaigždės čakros, šaknies čakros. Ir labai geras būdas jas subalansuoti yra būtent per įsižeminimą, per vaikščiojimą basomis pėdomis. Dar šiek tiek noriu pasidalinti ir savo asmeninę patirtimį. Tai aš apie vaikščiojimo basomis pėdomis svarbą sužinojau jau gana senai. Tai yra net įvairių bendruomenių, kur žmonės tai nuolat praktikuoja, būna netgi tokių žmonių, kurie pasišventę visur vaikščioti basomis pėdomis. Tai aš galbūt nesu tiek pasišventusi, bet kiek įmanoma visur, kur jaučiuosi patogiai, kur jaučiuosi saugiai, stengiuosi visada vaikščioti basam. Ir galiu pasakyti, kad nuo to laiko, kai pradėjau tai nuolat daryti, tikrai pradėjau jaustis daug geriau, ne tik iš dvasinės pusės, ne tik iš emocinės pusės, bet ir iš sveikatos pusės. Tikrai jaučiuosi tvirčiau. Ir dar ką pastebėjau, kad vaikščiojimas basomis, bent jau man, labai stipriai atveria širdį ir širdies čakrą. Tai bandžiau šiek tiek ieškoti, ar kaip
pėdos yra susijusios su širdies čakra, tai labai daug informacijos neradau, bet, na, kaip sakau, visos čakros iš esmės yra susijusios. Tai bent jau mano asmeninė patirtimi, tai vaikščiojimas basomis ir būtent meditacija vaikščiojant basomis be galo padeda sustiprinti širdies čakrą, atverti širdį, o širdies čakra yra viena pagrindinių mūsų kūne, nes, na, tai yra čakra, kuri jungia du pasaulius, tai yra aukštesnės čakras, kurios susijusios su dvasingumu, su aukštesnė energija ir žemesnės čakras, tai širdies čakra yra ta, kur yra, na, viduryje mūsų kūno, toks kaip tiltas viskam. Na, realiai neįmanoma jaustis laimingu ar jausti pilnatvę, jeigu trūksta kažko širdies čakroje. Tai iš tikrųjų labai įdomu. Tie, kurie labiau jaučia irgi energijas, galbūt galite pasidalinti komentaruose, ar jūs irgi pajautėte panašų poveikį, ar jums irgi vaikščiojimo basomis meditacijos praktikos, kai tai yra sąmoningai daromas tas vaikščiojimas, na, nes gali būti, jis atliekamas įvairiai, gali būti, kad pavyzdžiui, jūs vaikščiojate basomis, bet kalbate su drauge ten apie socialinius tinklus, tai aišku, tai irgi yra gerai, bet daug daugiau naudos gausite tada, kai jūs vaikščiosite basomis ir tuo pačiu metu, na, sąmoningai tai darysite, tai kaip pasakojau, sutelksite dėmesį tai, kokius jums pojūčius atneša tie paviršiai, sutelksite dėmesį į jūsų supančią gamtą, į savo emocijas, kai, na, darysite meditaciją tuo metu, kai vaikščiojate basomis, tai turės žymiai didesnį poveikį nei, na, tiesiog paprastas vaikščiojimas basomis. Na, o pabaigai dar noriu pasakyti, kad jeigu jaučiatės pasimetę gyvenime, jeigu reikia, na, kažkokios tai pagalbos atrandant savo kelią, kryptį santykių srityje, karjeroje, ar tiesiog jaučiate kažkokį tai neužtikrintumą, siūlau taip pat intuityvų skaitymą, kuris apima ir astrologinius metodus, taip pat naudoju jame runas, kartais kortas ar netgi kristalus. Tai platesnį paslaugos aprašymą galite rasti www.juliakazimiro.com. Tai paliksiu nuorodą šio įrašo apačioje. Tai jeigu jaučiate, kad galiu jums kažkuo padėti, kažkuo tai užvesti ant kelio, patarti, na, lauksiu jūsų žinutės. Tai tiek šį kartą ir iki kitų susitikimų.